Aš gimiau Klaipėdoje, augau Žemaitijos mažam kaimelį, Varstyčiuose, kur yra didžiausias akmuo. Tada mokinausi Platelių muzikos mokykloje, konservatorijoje Klaipėdoje, tada akademijoje Vilniuje ir visą gyvenimą svajonė buvo muzika. Šiai dienai tų instrumentų pas mane yra atsiradę daugiau, nežinau, 300, nežinau, tiesiog tiksliai, gal 200. Mano svajonė yra garsai, mes dirbom prie video žaidimų, dokumentinių filmų, koncertuojau pasaulį su Hans Zimmer muzika ir orkestru. Kas čia dar gero, iš tikrųjų turi atbūt su Hansu 4-5 mėnesius, yra be galo sudėtinga, po paskutinio turo dabar šlubuoju truputėlį, tai yra nemėgos naktis ir taip toliau, ir kantrybės, stiprybės, ir kiek tu prikaupi tos jėgos, kaip sakau, kiek prisisportavai, tada per turą viską išeikoji. Bet šiandien apie garsus, svajones, nes jūsų laukia gyvenimas, o viskas prasideda nuo svajonės. Čia jums nereikia būti muzikantams, bet aš noriu pabrėžti, kad būkit žmonės, kurie girdi save ir ko jūsų siela nori. Esam visi skirtingi ir tai yra gražu. Pirmasis instrumentas šiandien bus edukacinis koncertas, biški edukacijos, biški koncerto, pamiksuos. Tai pirmasis instrumentas, senovinis, jis vadintųsi švilpa. Šis instrumentas yra visoje Europoje, taip mes turime ir pas mus. Tokių instrumentų galite rasti parduotuvėse, dabar nusipirkti Vokietijoje, labai pigiai arba išsiprintinti su printeriu. O kažkada, labai seniai, jaunimas būtent turėdavo šitos obertoninius instrumentus ir laisvų metu savo pasigrojo. Svajonės pildosi, kasdien svajokite ir viskas bus gerai. Sveikatos jums.